tik vedėja. Prašome interviu. Laima Griauslytė savo ruoštų prašo laiko pasirengti atsakymams. Žinoma, prašom, palauksim. Laukiam. Vedėja ruošiasi. Rašo. Mes neskubinam. Pagaliau galima pradėti. Gerbiama vedėja, mus labai domina, kaip jūs patekote į vedėjos postą po ponios Marijos. Iki ponios Marijos aš dirbau šiame skyriuje kaip vyriausia specialistė ir susiklošius tokiai situacijai buvau laikinai perkelta ir šias pareigas einu laikinai esant tarnybiniai būtinybei. O sakykit, ar yra galimybė, kad jūs pasiliksit nuolatos, ar reikalingas konkursas šiai vietai užimti? Na, tai ne nuo manęs priklauso, ar aš pasiliksiu nuolatos, o konkursas žinoma... Aš iškirpsiu. Ne, ta prasme, konkursas tai... Ar būtinas jisai tiesiog? Palauk, truputį. Kai mes esam tarnybiniai būtinybei, konkursas... Mūsų tiesiog domina, ar reikalingas konkursas į vedėjos vietą, ar nereikalingas. Ar jūs, kaip buvusi vyriausia specialistė, gali tiesiog būti pervesta čianai, ar ne? Tai aš kaip laikinai esam tarnybiniai būtinybei, taip, galiu į šias pareigas. Be konkurso. Be konkurso? Taip, be konkurso. O, pavyzdžiui, ar buvo tartasi su administracija, su administracijos direktorium, kad jūs, pavyzdžiui, yra galimybė, kad nuolatinę pasidarysit? Ar kiek laiko gali būti laikinos pareigos? Laikinos pareigos tai gali būti iki metų. Iki metų. Taip, iki metų. Gerai, sakykit, o kokie jūs yra santykiai su mero patarėja Edita Gudišauskienė? Mes žinom, kad jūs kaiminystėje gyvenat ar bendruomenė tą patį. Taip, Gudišauskienė jau yra buvusi mūsų Lampėdžių bendruomenės pirmininkė. Šiuo metu jinai jau nebeina šitų pareigų ir aš ją pažįstu jau nuo senų laikų. Jūs taip pat esate iš Lampėdžių, taip? Aš taip gyvenu Lampėdžiuose. Tai jūs siekas kaiminystės ryšiai, ar draugystės, ar tiesiog kaip bendruomenės narės? Na, esam bendruomeniniais ryšiais siejamos. Per bendruomenę Lampėdžių, taip? Taip. Nu, kadangi mūsų Lampėdžių bendruomenė tai yra tikrai glaudi tokia, tai natūralu. O sakykit, kiek metų jūs dirbate šitam skyriui? Šitam skyriuje jau 1 metus 2 mėnesius. Iki šitų pareigų. O prieš tai? Tai ir yra, kad iki šitų pareigų dirbau 1 metus ir 2 mėnesius. Kaip vyriausiai specialistė? Kaip vyriausiai specialistė. O dabar pasakykit, kas tokio aktualaus iš jūsų paliepia, sakykime, iš aplinkosaugos šiuo metu Kaune, kas yra aktualiausia? Problematiškiausia, sakykime. Na, šitą klausimą dabar šiuo metu neatsakysiu jums. Nu, tai turbūt apie viskas. Nes mes... Kodėl? Argi nieko nevyksta, kažkas nevyksta? Ne, vyksta, viskas vyksta, tik tai reiktų šitos klausimus ne šiuo laiku uždavinėti. Kurią prasme mes supratau? Kuo netinkama šis laikas? Ačiū.